su nieko, ne? Labas, Lidijau. Žinau, kad matys. Jinai visai ne, čia sultis. Ir čia irgi sultis. Tai. Mes, kadangi turim blogą, ir aš turiu dar kitą blogą, ir mes ten darydavom video įrašus, nesprendėm, kad ir mums reikia video įrašus padaryti, be su Lietuvos vėliava už nugaros ir daug nugo šarkų. Rūta labai norėjo padaryti šitą video, nes norėjo papasakot apie dalykus, kuriuos mes veikiam Bragancoje ir kaip mums paskaitai sekasi ir ką mes šiandien Lidle patyrėm. Tai Rūta? Bet turiu žodžių. Nu, pradėk pasakoti. Aš nesakiniais. Tik ant galvos. Tai tu pradėk pasakoti. Kaip tik norėjau parašyti įrašą apie dalykus, kurie mane erzina. Tai yra rūkymas viešose vietose, nes tada yra rūkoma daug dažniau. Ir netgi vaikų žmonės atsiveda į vietas tas, kur rūko. Ir tada jiem nesveika labai yra. Ir šiaip labai čia agresyviai, pavyzdžiui, vakar mačiau, sėdėjau aludį ir mačiau, kaip sėdėjo šeima Portugalas su mažu vaiku. Ir ten jam labai dėmesio trūko, žaidė su traukinuku, bet jam pastoviai jis nukrisdavo ir paskui tėvas pradėjo jį mušti su laikraščiu per galvą. Štai. Aš tada nepasakoju šitą dieną, bet jo, taip yra. Tai čia visi pakankamai agresyvus yra kaip žmonės. Būna, pavyzdžiui, jeigu liet ir važiuoja mašina per arti šaligatvio, čia kabutės. Tai žmogus tiesiog reikia tos mašinos, nesvarbu, kad jinai karintų ir realiai jie reikia labai daug ir daro daug blogų dalykų. Ir antras dalykas, kuris erzina, tai yra musės. Nes jos čia tokios pačios agresyvios kaip ir portugalai. Ir jų yra visur. Pilna kavinėse, pilna parduotuvėse ir užkinėse, nes jos užlipa ant tavęs ir nenulipa niekada nors tu ką daryti. Tai va. Manęs tai nieks neerzina, apart šalčio. Jo, čia darosi šalta naktim, bet... Pas mane tai žiauriai šalta. Miegu su 2 kaldrom. Tiesiog. O dar tik ruduo? Nu, bet jau vėlyvas ruduo. Nors vakar Lietuvoje, kai žiūrėjau, kad buvo 12 laipsnių, tai padai bent jau parašė. Čia irgi buvo 12 laipsnių. Bet čia tas šaltis tikriausiai kitoks. Čia kvepia ta žiema, kad būna... Nu, Rūta sako, kvepia degėsiais, man tai kvepia oro lauko šaltu. Nu gerai, iš tikrųjų prisipažinsim, mes ką tik baigėm gerti pirmą butelį vyno per ilgą laiko tarpą, jeigu ką. Ir jisai buvo rožinis, čia labai populiarūs tokie pusiau gazuoti vynai. 9,5 laipsnio, tai čia nieko praktiškai alų gerti. Geriau pristatyk savo vyną. Ir nusipirkau labai gerą vyną Lidle šiandien ir bandžiau atkimšti, kad prisikvėpuotų. Prašau, neužmig, ačiū. Kad prisikvėpuotų ir kamštis visiškai subirėjo. Kad prisikvėpuotų. Aš taip sakau ir mano draugai supras. Ir paskui mes įstūmėm tiesiog gniužti ir palandom ir padaryti reikia filtriuką. Kokį nors, kad pilant vyną, nebėgtų tas kamštis, nes jis ten sutrupėjęs visas. Tai padariau labai genialiai idėją, labai didžiaugiausi savim, kad sugalvojom, paėmiau arbatos maišelį, išbirinau arbatą, ten buvo ramunėlio arbata. Tai jeigu ir bus koks nors skonis dar papildomas, tai labai neblogas. Uždėjau ir apvyniau, nusipirkau šiandien Pull&Bear tualetinį vandenį. Tai apvyniau gumytę nuo tų kvepalų ir, paragausiu tų kvepus. O Rūta nusipirko šiandien pesto, mes buvom Lidle kartu. Ir mes pasidarėm labai skanių užkandžių su pesto, mozzarella, baziliku ir pomidoru. Toks visiškai itališkas, paskrudinom ant portugališkų alyvuogių aliejaus duonytę. Bet tai nelabai patiko, nes buvo per riebu. Labai riebu, bet ką jau padarysim. Svarbu skanu. Ir Mindaugas dabar marinuoja vištienos sparnelius, tai po to tikriausiai valgysim vištienos sparnelius, nes čia dabar dar tik tai be 17:08. Aš tai pergyvenu, kaip man reiks grįžti namo su 2 dideliais maišais. Nu, kalbėjo apie taksi. Kalbėjo apie taksi kvietimą. Nerijos maišai tokie dideli, ten tai pora mandarinų ir daugiau nesakysiu, kas, nes paskui gali išduoti paslaptį. Nu gerai, nesvarbu, tu kalbėk. Neturiu ką. Nu tai gerai, tai tada aš galiu paklausysi. Ne, aš jau nepapasakosiu nieko, tiesiog padarėm cheers, negali. Cheers ir tiek naujienų iš mūsų fronto kol kas. See ya.